Džina, puikiai padirbėjai. Lietuvoje lygiai 6:30 ir dar bus. Tiesioginėme eteryje pradeda TV3 žinių komanda. Labas vakaras, aš Mindaugas Vasiliauskas ir štai ką šiandien matysite. Vienybė tribūnose, bet ne aikštelėje. Lietuvos krepšininkai pažeminimu baigė pasirodymą pasaulio čempionate. Baltijos šalių derbyje kaimynai Latvijai lietuvius sutriuškino net 35 taškų skirtumų. Komanda nežaidė, nenusiteikė, tai čia yra trenerio kaltė. Tragedija Maroke. Lietuvių turistų mėgiamą šalį supurtė smarkiausias istorijoje žemės drebėjimas. Žuvę ir sužeisti skaičiuojami tūkstančiais. Šiaurės Korėja karinėme parade demonstruoja ginklus, kuriuos Putinas norėtų panaudoti kare Ukrainoje. O patys ukrainiečiai ruošiasi sunkiai žiemai. Zelenskis sako, kad lėtėja ne tik karas, bet ir vakarų parama Ukrainai. Konservatoriai nesikuklina. Suvažiavime skambėjo kalbos apie dar vienus būsimus laimėtus rinkimus ir pagyros. Su krizėmis susitvarkyta geriausiai iš visų. Šią vyriausybę vadina siekiamybė Lietuvai. Tokia vyriausybė yra sėkmė Lietuvai. Ir tikiu, kad tai pagaliau pripažins net ir Vilija Blinkevičiūtė. Klaipėdiečiams nelaiko nervai. Degalinės darbuotoja iš ko neveikia lankytoja. O užsidirbti bandžiusi vaiką dėl aptaškytos mašinos vyras tėškė ant asfalto. Avarija Trakų rajone. Susidūrus dviem automobiliams sužeisti net 5 žmonės. Sveikatos apsaugos ministerija išleido 50 000 eurų, kad suskaičiuotų, kiek Lietuvai trūksta slaugytojų. Bet atsakymas nuo realybės skiriasi net 5 kartus. Apie slaugytojų poreikį skiriasi 5 kartus, apie slaugytojų padėjėjus 36 kartus. Mislingos liepsnos siaubė Tiškevičių dvarą. Pastarosiomis dienomis jis degė jau kelis kartus. Naktinės linksmybės Kaune. Karnavalu ant parodos kalno paminėtas Fluxus festivalis. Mes esam funikulierius, pagalvom, kad lipsim į kalną, tai geriau važiuosim, nelipsim. Ir apie Švėkšnoje restauruojamus bei naujam gyvenimui atgimstančius istorinius protėvių laivus. Baltijos šalių krepšinio finalu pasirodymą Filipinuose baigė Kazio Maksvyčio vadovaujama Lietuvos krepšinio kariauna. Kovoje dėl 5 vietos lietuviams nepavyko pasipriešinti pasaulio čempionate debiutavusiai Latvijos rinktiniai. Kaimynai lietuvius mus tiesiog nušlavė net 35 taškų skirtumų. Bet abiejų šalių fanai kalbėjo, kad rezultatas nesvarbus, nes braliukai vis tiek išliks draugiški vieni kitiems.